Sveiki visi atvykę į mano kaimą. Aš šis iki atvykau 5 parom. Prasideda nuo ketvirtadienio, baigsis pirmadienio vakare. O dabar yra kas? Ketvirtadienis. Vakar vakare atvykau. Ir ką mes šiandien turime? 32 plius. Net parašyta plius. Todėl Saulius ir yra minus drabužiai. Nes yra karštoka šiandieną. Taigi, vakar atvykęs, ką nuveikiau? Štai, buvo privežtas smėlio iki galo. Tiek, kiek reikia. Ir dar truputį ten magaryčių liko. Tai vat reikia dabar biškį su šipeliuku ten šiandien bei ten pastumdyti, prasivibruoti ir užsidengti su šitais kilimais. Ir galim bus šį čia štabeliuoti. Štabeliuoti vat iš šitos krūvos. O tą medieną, ką aš žinau, reikėtų pjaustyti malkas, aiškus. Sutrinijusių labai daug kur yra. Kurie laikyti. Pas mane malkų krūva jau pilna. O čia tai tikrai sutrinyja. Nežinau. Gal imti ir pakurti. Kam čia bereikalo dabar bovėti su tom senom sutrinijusiom. O pakurti štai ką mes turim. Yra ką kurti. Reikia turbūt dabar imti su eskavatoriu privažiuoti, sustumdyti viską, suspausti ir padegti. Taigi dabar ką mes nuveiksim? Štai ką mes nuveiksime, mums reikia čia nusikasti. Čia netelpa pusantro bordiūro. Reikia nukasti iki čia kažkur tai panašiai, nes smėlio čia tai yra. O va čia kas nesąmonės kažkokios. Reikia visą tą nesąmonę nukasti. Ir bordiūrai galėtų eiti. O tokią krūvelę smėlio iškasiu. Ir dabar reikia dabar žemių. tą medį nuimt laukan. Taip maždaug šukt iki čia. Ir taip žemė reikia išimti laukan. Bordiūrų kelimo aparatas veikia. Su eskavatoriu iš viso labai lengvai, nieko nejaučia. O va čia kai karšta. Viena žiežirbėlė ir uždega visą laužą. Reikia biškį prižiūrėti, man atrodo, jį. Kad nepersimestų ten, kur nereikia. Su šito viskas. Bordiūram paruošta. Nukastas smėlio privežta. Medis guli. Nelengva buvo jį išimti, nes biškį šičia ribos yra. Traškėjo, bet išėmė eskavatorius. Vienas laužas sudegė, atsirado kitas. O kas tame kitame? Tai yra mūsų šito pastato, šita siena buvusi. Jinai stovėjo tenai. Kažkada stovėjo čia. Prieš metus mes pervežėme ją tenai. Kadangi dabar tenai tvarkom. Ir visą tai turnyje ir taip tikslo ir neatrado. Tai dan. Tegu dega. Nebereikia. O pjauti malkas tai o kiek vinių. Čia kankinimas aparatūros. Ir be to va suturnyje. Nereikia. Ate, šitas irgi į laužą turi sukeliauti šiandieną. Ir paskui jau galima bus tenai valytis. Atkeliavo šiandien ir smėlio dar 4 mašinos, va. 1, tenai 2, 3 ir 4. Galima bus užpildyti pamatą. Jau toj degs. O kaip namas dega. A? O tenai dar viena porcija laukia namo. Jau nebėr kur dėti. Kaip įsidegė. Namas, vat kaip dega. Iš tikrųjų čia namas ir dega. Nes čia namo siena. Dar čia yra.
Čia liko trupiniukų surinkti. Ir čia vat keli balkiukai. Ir čia bus naktinė romantika.